Chemijos technologai atlieka tyrimus, nustato ir konsultuoja, kokių technologinių reikalavimų reikia laikytis gaminant su chemijos pramonė susijusius produktus. Vadovauja ir prižiūri gamybos procesus, parenka tinkamus įrengimus, medžiagas ir jų proporcijas, vertina gaminių kokybę. Gali dirbti tyriamąjį, technologinį ir konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos, įvairių su chemija susijusių sričių įmonėse, taip pat mokslinėse laboratorijose. Aš esu Laurita ir man yra 19 metų. Mėgstamiausios mano pamokos yra anglų kalba, muzika ir dailė. Dirbu savanore gyvūnų globos įstaigose. Noriu studijuoti kultūros vadybą ir dirbti renginių organizatorė. Aš esu Benas, man yra 18 metų. Labiausiai patinka informatikos, matematikos ir fizikos pamokos. Žaidžiu tenisą, tinklinį futbolą. Noriu studijuoti energetikos fiziką ir dirbti atsinaujinančios energetikos srityje. Esu Karolis, man 18 metų. Dailė, braižyba ir matematika mano mėgstamiausios pamokos. Laisvalaikiu žaidžiu šachmatais. Noriu būti architektas ir pagaliau pastatyti nacionalinį Lietuvos stadioną. Fizinių mokslų daktarė Natalija Liškauskienė, pareigos naujų produktų laboratorijos vedėja, darbo stažas 7 metai, baigė Vilniaus universitetą. Pagrindinė užduotis chemijos technologo mūsų naujų produktų laboratorijoje yra kurti naujus gaminius. Gavę užduotį, kas tai turėtų būti per produktas, ten šampūnas, kremas, dušo želė. Tada mes jau siauresniam rate, naujų produktų laboratorijos specialistai, susirenkame ir sprendžiame, kokia tai turėtų būti struktūra šio gaminio, konsistencija, kokios turėtų būti naudojamos medžiagos, kokiomis proporcijomis. Ir tada jau suformulavę užduotį, bandome bandinius daryti. Įvertiname po to, ar mus tenkina gautas rezultatas, ar pasiekėme norimą efektą. Ir jeigu dar nepasiekėme, tai vėl bandome eksperimentuoti tol, kol pasiekėme norimą efektą. Kiekviena diena yra kiekvienas naujas iššūkis, tu gali sukurti kažką naujo. Čia ne vien yra sausa informacija, o taip pat yra ir kūrybinis darbas. Bet ko į kolbas ir buteliukus žinoma, kad nepilsi. Reikia žinoti, kaip veikia tos sudedamosios medžiagos viena su kita. Tai bandyk. Iš čia tiesiai lašti? Jo. Į tą vidų? Jo. Kaip baisu. Šiandien kūriau pati šampūną, sukūriau su draugais, kurį pavadinom Plauk ir bėk. Nu va, pažiūrėk. O, šitas saldus, kaip guma. Kaip ir gumos kvapo su citrusiniais vaisiais. Pamatavom pH lygį, buvo 5, vadinasi tinkamas naudoti. Ir patys plovome jau rankas, nieko nesitiko, kol kas nenukrito rankose. Beveik visų chemijos technologų, tiek šitoj gamykloje, tiek kitose gamyklose, darbas yra laboratorijoje pagrinde. Pagrindiniai įrankiai yra visos aktyvios medžiagos, ekstraktai, maišyklė, stiklinės, špateliai, virinimo plytelė. Tai pagrindiniai būtų tokie įrankiai. Man visai patiko, viskas atrodo labai paprasta, darbo aplinka pasirodė tikrai maloni, kvapni. Nelabai pavojinga dėl to, kad viskas apsaugota ir čia nedirba, kaip suprantu, su labai kenksmingom medžiagom, nes vis tiek viskas skirta kūnui. Kiekvienam, kaip sakoma, savo duona ir čia turėtų būti toks žmogus, kuriam tikrai skirta jam. Reikia baigti chemijos studijas, kad įgyti tam tikrų žinių. Taip pat studijuojant chemiją mokaisi ir fizikos, ir matematikos, ir biochemijos, ir šiek tiek farmacijos. Tai ir daug chemijos krypčių, tiek neorganinė, organinė, analizinė, fizikinė. Turi tau tą chemiją patikti jau gerokai anksčiau negu studijų metais. Turi būti atidus ir kruopštus, taip pat ir labai greitai dirbti. Taip pat turi būti ir smalsumas, turi tuo pačiu kaip ir kruopščiai dirbant ir smalsiai domėtis naujovėmis. Geri specialistai gali būti tik pasišventę ir visą savo laiką koncentruojantis darbo vien tik tai ties tuo objektu ir vien tik tai tam mokslu. Pas mus ir gaminių spektras, taip pat ir nestovime vietoje, vis kūrėme naujus gaminius. Ir taip pat yra labai daug iššūkių. Tai mūsų darbe tai, kad pavyzdžiui pasiekti norimą efektą,
reikia ieškoti sprendimų arba medžiagų, kurių pagalba, kad pasiek norimą efektą, pavyzdžiui, kad balintų odą kremas ar kad stangrintų. Tai gan įdomu. Laisvę turim gan didelę, ką sugalvojam, tą galime ir kurti, bandyti. Ir dauguma priklauso nuo technologo. Ar jis gauna tą produktą, ar jam pavyksta. Tau tikrai nenusibos. Gali vieną kartą daryti šampūną, kitą kartą kokį dezodorantą, trečią kartą dantų pastą. Šitoj srity tikrai trūksta specialistų, nes mokslas yra sunkus. Todėl, manau, tikrai perspektyvu. Šiaip darbas yra gan įdomus, nes gali tiksliuosius mokslus šiek tiek derinti ir su kūryba. Tiek chemijos technologas mūsų naujų produktų laboratorijoje, tiek ir kitose gamyklose. Kad tai nėra nuobodus darbas grinai prie kompiuterio. Darbo gali rasti tikrai daug kur, tiek laboratorijose, tiek įvairiose įmonėse, farmacijos, medicinos, grožio industrijoje, naftos perdirbimo kompanijose. Čia viskas automatizuota, kompiuterizuota, mes kompiuteriu suvedam tam tikras proporcijas ir jie jau čia kilogramais deda ir maišo 200-300 kilogramų kremo. Jis spūdingai ten atrodo, kai ten 200 kilogramų ten to kremo. Ir tik norės ranką įkišti, tik paim daug kremo to. Bent jau vienam žmogui tai tikrai visam gyvenimui užtektų.